Sveiki visi, kurie myli penktadienį, šeštadienį ir tikrai nesekmadienį. tiesiog nekenčia jo. Taigi, mes norėtume pakalbėti, ką veikia žmonės penktadieniais Kaip jie leidžia laiką? Kaip jie leidžia laiką šeštadieniais. ir kaip leidžiame laiką mes. Mes. Ką mes veikiam šiandien, ką veiksim rytoj ir ko darysim? tikrai nedarysim sekmadienį. Taip. Tai va. Taigi, ką mes veikiame šiandien? Šiandien Kol mes... kas mes siaučiame mūsų mašinui. O prieš tai Teisingai. buvom Vilniui Litexpo parodų rūmuose. Kuriuose čiut neišprotėjome. Taip, nes reikėjo stovėti kimarint labai ilgai. Bet tolk. Visiškai. Išėjom patenkinti, kad turim kažkokias specialybės ir išėjom nepatenkinti, kad ten turėjom visas dulkes nuvalyti, kol sulaukėm visų kitų. Atėjau su vienu variantu, kur stot, ir išėjau su to pačiu variantu, kur stot. Aš maždaug su to pačiu irgi, bet esmė ta pati, Aš kad iš šūda esmės daug irgi. mane. Taip, O toliau buvo linksmoji dalis, važiavimas į Akropolį 3 mėnesius. taip, nes vairuotojas nežinojo kelio iki Akropolio ir naudojo GPS. Ir ne tik Vilniuje, bet dar ir Ignalinoje. Apsiskinėjom gal 30 kartų. Aplink savo ašį. Ir ne tik. O kai nuėjome į Akropolį, mes būtinai aplankėme. McDonald'ą. Taip. Tikriausiai visi, kurie dabar mus klauso, irgi ten dažnai apsilanko, arba bent jau kai turi galimybę, būtinai važiuoja ten. Kaip pasakė vienas prie mūsų stojęs, nusiperkam taką ir galim nusipirkti Ignalinoje. Taip. Nors McDonald'o čia net Taip. su žiburiu nerasim. Niekai. Žodžiu, Gerai būtų. O dabar po visų ekskursijų ir visų kančių mes esame mašinoje ir tūsinamės kaip visi normalūs žmonės. iki paryčių. Na, Taip. aišku, ne visi normalūs žmonės tūsinasi mašiną, bet Ignalinui vis dėlto yra daug žmonių, kurie tiesiog sėdi prie aikštės ir daugiau neranda ką veikti. Taigi, Taip. kokias mes galėtume išskirti kategoriją žmonių, ką jie veikia penktadieniais? Yra tie, kurie varo į barbekių. Tai čia Tusovčikai. Taip. Klubiniai. Kiti yra, kurie tiesiog leidžia laiką prie kompo. Kiti No yra lighteriai. didžiąją TV3 penktadienio filmo gerbėjų. Taip, tikrai kurie daug. laukia visą savaitę net dreba. Taip ir visą penktadienį praėjo žiūrėdami TV3. Dar Jokios yra reklamos nedarom. grupė žmonių, kurie niekada neapleidžia raudono pastato, kuris yra prie iki. Ir yra žmonių, kurie geria ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį ir taip toliau. Visos dienos yra šventės. Taip. Na ir nepamirškite, yra dar viena grupė žmonių vairuojančių, Taip. kurie vežioja girtus, šiaip važinėja be tikslo. Ir dar viena grupė, kurie mokosi. Mokosi. Kaip galima mokintis penktadienį? Daugumai kiltų klausimas, prie ko mes priskirti. Mes prie visų. Mes ir Po truputį. pastūsinam, mes ir pasmokom. Kartais pasižiūrim Niekada. penktadienį filmą, važinėjam ir viską darom, ką sugebam. Dar galvom, ką nufilmuot, ką padaryti naujo, kokių naujų vietų dar aplankyti Ignalinoje. O Ignalinai naujų vietų nėra, nes jos Visos, išlankytos taip. visos jau nuo gal maždaug 8 metų. Kadangi mums jau Ignalinui ankšta, mes varysim į... Puteną. Važiuosim į Uteną. Taip, vertimą. Na matot, artėja šimtadienis. Mėgstamiausia, gal Neis- ne mėgstamiausia šventė Na 12. taip, neįsigė apsirengęs, bet kaip. Taigi vis dėlto Ignalinai, galima sakyti, nėra galimybės kažką gražaus Bet nusipirkti. nori nusipirkti baldų šimtadienį. Taip, Jo. ypač Tada baldų. nusipirksi. Tai mes sugalvojom, kad mes važiuosim į Uteną. O Aš ką jaučiuosi, veikia kad aš kalbėčiau kaip- kiti? Kaip kas? Kaip iš teatro. O dabar pakalbėkime, Jo. kur fucking natūralumas, Jo, ble. jo. Pirmi kartai, blynai svyla, bet skanu. Labai svyla. Aišku, mašinai nėra blynų. labai tinkamos sąlygos filmuoti, nes čia trūksta šviesos, turbūt mes nelabai matomės arba atrodom kažkaip iš vis labai keistai. Galėčiau pasakyti, kad norėdamas pailsėti Ignalinoje, tai gali tai padaryti nebent vasarą, Arba tik žiemą. namie, prieš Ne, žydinę. žiemą žmonės Žiemos tūsinasi sporto žiemos centre, sporto Aš centre. sakau pailsėti. Bet kai kuriem tai poilsis. Per vasarą čia yra, gali nuvaryti į stovyklą, gali nuvaryti į pliažą, Tiesiog prie ežero. Ignalina, ežerų kraštas. kur žmonių labai daug ir ten vos gali praeiti, ten turi perženginėti žmonės, kad nueitum iki ežero krantą. Ja, taip ir gaunasi. O šiaip Ignalinui visiškai nėra ką veikti, taigi siūlyčiau net nevažiuoti čia. Nieko naujo čia neatsiranda, patys nieko nesugalvojam, nes nėra galimybių, nėra kaip įgyvendintas idėjas. va. Išgyvendinti. Išgyvendinti. Išgimdyti. Taip. Iš tikrųjų, buvo gi viena pramoga. Buvo pūlas, buvo bowlingas. Bet mūsų valdžia, mūsų
miestelio sugalvoja, kad mums pūlo ir bowlingo nereikia. O tai vietoj geriau padarykim baldų parduotuvę kokią, nes mums jų maža. Taip, uždarinėja geras parduotuvės ir padaro baldų parduotuvę. Nes aš kiekvieną dieną keičiu spintą, lovą, tai man reikia daug parduotuvių, kad turėčiau pasirinkimo. Kiekvieną dieną eini užsisakinėjai kažką naujo per kitą. Jeigu kam nors vis tiek įrodysim šitą video, jeigu kelsim kur nors, tai kuo aš abejoju. Gal turit pasiūlymų, apie ką norit, kad kalbėtume, ką norit, kad padarytume, ką norit, kad parodyt. Nieko nerodysim ypatingo labai. Bet ir mes aplamai planuojam kalbėti apie tai, kas yra akivaizdu, bet apie tai nešneka žmonės. Arba apie tai, pavyzdžiui, gal čia tas pats, apie ką žmonės pamiršo ir mes jiem priminsim, kad egzistuoja dar tokie dalykai, kaip nežinau nieką, bet to pačiu apie viską. Ne, iš tikrųjų, jeigu kalbant, mes jau planuojame pradėti kurti savo videoblogus ir aišku, tai yra pirmas blynas, jis yra filmuojamas prastoje vietoje ganėtinai. Prasta kamera telefonu. Prasta kamera, prasto apšvietimu, bet mes tiesiog pranešame jums, kad mes vis dėlto darysime kažką ir mes neapleisim to dalyko iš tikrųjų, nes visi trys to labai nori. Jeigu turėsit pasiūlymų ir jeigu mes turėsim idėjų, ko aš nebejoju, tai mes toliau gyvuosim. Mes visada turim idėjų, tik reikia jas įgyvendinti. Nes iš tikrųjų yra daug dalykų, apie ką žmonės jau pamiršo, mes norime tai labai priminti. Ne, iš tikrųjų mes radom labai daug linksmų dalykų ir kai kurie yra randami retai. Ir norim jums visiems tuos dalykus parodyti, papasakoti ir panašiai. Aš dabar pilnai žinau, kad jūs dabar galvojat, nafik, aš iš vis žiūriu šitą video, nes čia belenkaip nuobodu, jie čia šneka, nusišneka ir panašiai, bet čia tiesiog yra mūsų pasakymas, kad mes kažką darysime ir jūs prisijunkite prie mūsų viso to veiksmo. Čia kaip mūsų koks nors prisistatymas mini. Taip. Mes norim, kad ir jūs bendrautumėt su mumis, siūlytumėt mum idėją. Tai va, dabar aš noriu tik pasakyti tiek, kad karočią, kai jūs dabar galite iš karto sakyti ten, kad mes ten tokie, anokie, mums čia nieko nesigaus, tai aišku, mes dabar taip atrodo, mes tokioj vietoj sugiopšėt. Mes nepasiruošę buvom, iš vis čia buvo viskas sugalvota ekspromtu, kad nes mes galvojom pradėsim vėliau ir jau su gera kamera, bet pradėjom dabar, tai sakau, aš pavyzdžiui iš tikrųjų laukiu tiek kritikos, tiek komplimentų, vis dėlto kritika yra gerai. Ir negailėkit kritikos, mes taisysimės. Taip. Ir būtinai siūlykit temas, arba tiesiog kažką, ką galėtume padaryti. Mes nežinom, ar mes galėsim viską išpildyti, kaip jūs įsivaizduojat, bet pabandysim. Bet dėl temų tai tikrai siūlykit, nes pavyzdžiui, iš 100 žmonių vienam kažkokia tema galbūt labai įdomi, bet niekas apie ją nesikalba. Ir labai norėtų, kad apie tai būtų pakalbėta ir mes tikrai pakalbėsim ir stengsimės tikrai kiekvieno prašymo. Šią mielą ir nuostabią gaidelę mes galėtume baigti savo mini pokalbį. Mes tiesiog sakom, kad mes kalbėsim apie viską, ko tik jūs norėsim. Taip. Sukursim Facebook'o puslapį turbūt. Mes ne visada būsim kažkokioj patalpoje ir panašiai, mes kartais ir pereisim per kitokias vietas, pavyzdžiui. Taip. Lygiai taip pat, jeigu keliausim kažkur, mes galėsim tai nufilmuoti, jums parodyti, kaip visą tai atrodo, kaip koks eismas Lietuvoje vis dėlto, kaip smagiai žmonės vairuoja, ypač žiemą. Žodžiu, iš mūsų galite tikėtis bet ko. Įsivaizduokit prikolas, pusė mūsų snukų, žinai, nesimato, tarkim, piniginę uždengia. Mes čia blizblėda. Iškipti. Iš naujo pakalbėti. Tai gal, manau, atsisveikinam. Tai turbūt šią linksmą gaidą mes jums sakome ate. Muzikinė pertraukėlė. Nu tokia pabaigėlė. A million miles away, a message to the main. The seasons come and go, but I will never change. Tai va, mes prie variklio tik baigiame pokalbį ir štai va turim. Ir tai va, BMSas visada šalia, bet jis visada ganta ir iš tikrųjų man važiuojant su mašina, antrą kartą šitoje vietoje su miesto mašina. Pirmą kartą man nuleido padangą, bet tai važiavau su Nissanu, dabar važiavau su BMSu ir štai. Prakeikta vieta, kurios vis nemato. Kurios visiškai nesimato, bet ji mėgsta man daryti bajus, nes ji manęs nemėgsta. Nieko viskas, jeigu čia prasivėrė. Ištirpo, mama. Nelabai. Karštas, ble. Nešaus? Negi dar. Dar. O, žiūrėk, kaip verda. Ai, kaip smagu, ai. Ai, maladėts tu. Iš tikrųjų, dabar va, realiai pakalbėjusi viena iš temų. Kokie yra draugiški iš tikrųjų žmonės.
kai pana atsidaro kapot, iš karto, tau nereikia pagalbos. Ne, blėt, man pagalbos nereikia. O kai va taip atsitinka, blėt, jūs znait, kur nuo miesto, blėt, ir važiuoja dahuja mašinų ir mato, kad pana čia kažką daro, tai jau tada nesustot, nereikia paklausti, tipo, Ne, man pagalbos nereikia. gal kažkas atsitiko, gal padėt maždaug tu pana, gal tu nesupranti, nu pokoj. Lobis. Jau dūsti?